Vienas Wrangleriukas, šį kartą 19 metų, turi 50 000 mylių nuvažiavęs, parsiduoda draudimo, sausio 5 aukcionas. Jį galima pirkti dabar, kaina yra nustatyta $8,000, bet kaip žinot, galima ir nepirkti, galima dalyvauti tiesioginėme aukcione, kuriame mes už jūsų dalyvausime su jūsų nustatyta suma. Tai vat kaip jisai atrodo, matot, gavęs vat į priekį, yra variklis murzinas, matyt, dėjo per miškus, per tešlas, praardyta šiek tiek. Gavęs ir į bamperį. Bamperį šiek tiek yra pakilęs, bet jisai kūrėsi ir važiuoja, nes yra užvesto variklio video įdėta į aukciono svetainę. Čia nuimta, bet labai daug detalių, žinokit, mašinoje yra, tai aš galėsiu parodyti. Tas yra dviejų durų, bet, kaip matot, sakiau, užsiveda, važiuoja, labai daug detalių pridėta. Grotelės vat yra, medžiaginis salonas, nenoriu čia lysti, nes reikia viską tada traukti lauk ir žiūrėti, kaip ir bagažinėje, va matot, krūva dalių. Kol kas pastatyta už jų įstatymų jokių nėra. Sausio 5 aukcionas. Šiaip iš važiuoklės, iš ratų, iš kėbulo, atrodo viskas neblogai. Čia yra praardyta, tik tai, kad